Insultas. Šiandieną mes pakalbėsime apie tai, kaip jį atpažinti pagal požymius. Pradėkime nuo to, kad insultas tai yra smegenų pažeidimas atsirandantis, kai sutrinka kraujotaka smegenyse. Dėl to smegenų ląstelės negauna deguonies ir maistinių medžiagų, pradeda mirti. Dabar pakalbėsime apie tai, kas jį lemia, o po to, kaip jį atpažinti. Taigi, insultą lemia įvairūs kraujotakos ir kraujagyslių sutrikimai, aukštas kraujospūdis, susikaupęs cholesterolis susiaurėjusiose kraujagyslių arterijų sienelėse, bei užsikimšusios kraujagyslės kraujo krešuliais, trombocitais, virpantis prieširdžiai. Įdomus faktas, kad statistiškai pagal surinktus ir išanalizuotus duomenis insultu dažniau serga moteris. Pagal tipą insultas skirstomas į išeminį ir hemoraginį. Dar taip pat yra ir trečias tipas. Tai yra dalinis insultas, vadinamas laikinu išeminiu priepuoliu. Išeminis insultas, kai galvos smegenis maitinanti kraujagyslė užsikemša. Ši ūmi būklė pasitaiko 4 iš 5 atvejų, kurie serga insultu. Retesnis, bet pavojingesnis tai hemoraginis insultas, kurį patiria 1 iš 5 atvejų, kai plyšta galvos smegenis maitinanti kraujagyslė. Laikinasis išeminis priepuolis LIP yra laikinas smegenų kraujotakos sutrikimas, kai smegenų ląstelės laikinai negauna pakankamai kraujo ir deguonies. Nors LIP nėra tikras insultas, jis yra perspėjimo ženklas, kad yra didelė rizika tikro insulto. Taigi priėjome prie esminės dalies ir dabar apžvelgsime, kaip atpažinti insultą. Siekdami nustatyti insultą, mes galime pasitelkti FAST testą, kur kiekviena raidė atitinka tam tikrą žodį, o tas žodis požymį. Pirmasis šios formulės žodis yra veidas. Jeigu matote, kad viena žmogaus veido pusė yra nevalinga ar asimetriška, tai įsitikinkite tuo paprašydami žmogaus nusišypsoti. Taip pat galite paprašyti ir nukentėjusiojo iškišti liežuvį. Jeigu liežuvis yra susikreipęs į vieną pusę, tai taip pat gali būti insulto požymis. Kitas raktažodis yra rankos. Patikrinkite, ar asmuo gali pakelti abi rankas. Jei nors viena ranka sunkiau pasikelia, tai gali būti insulto požymis. Dėl to, kad ranka nutirpusi. Kalba. Ne ką mažiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip žmogus kalba, bei jo sakinio rišlumą. Tai galite daryti paklausdami, kaip žmogus jaučiasi, ar koks oras už lango. Jei matote, kad žmogui sunku suregzti sakinį, prisiminti tam tikrus žodžius, įvykius ar datas, tai gali būti akivaizdus insulto požymis. Paskutinis kriterijus yra laikas. Jūs turite 2 valandas nuo požymio nustatymo iki nugabenimo į ligoninę. Jei pastebėjote šios požymius, nedelsdami kvieskite greitąją pagalbą numeriu 112. Dar vienas labai svarbus dalykas. Insulto atveju negalima duoti tam žmogui jokio maisto, jokio vandens, jokio alkoholio ar jokių vaistų. Viena priežastis tai dėl to, kad sutrinka ilgieji raumenys, o į juos įeina ir rijimo raumenys, kurie gali neveikti tinkamai ir žmogus dėl to gali užspringti,
o dėl to gali atsirasti tokios komplikacijos kaip vandens ar maisto dalelių patekimas į plaučius. Kita priežastis, kodėl insulto atveju žmogui negalima nieko duoti, tai dėl to, kad tai iškreipia tyrimo rezultatus. Norint atstatyti skysčių trūkumą, tai galima padaryti su lašeline. Dažniausiai insulto metu žmogus nejaučia troškulio. Jam būna šalta, temsta akyse, tirpsta galūnės, sutrinka atmintis. Jį galima pasodinti taip, kad atrama būtų iš abiejų pusių, arba kad jis būtų stabilioje padėtyje. Tikiuosi, kad jums duoti patarimai padės atpažinti insultą, galbūt ir identifikuoti jo tipą. Taip pat prisiminti, ko negalima daryti insulto metu. O pastebėjus šias simptomatikas, nedelsiant kviesti greitąją pagalbą ir tam kvalifikuotus specialistus, medikus. Ačiū visiems už dėmesį, ypač tiems, kurie žiūrėjo iki pat pabaigos. Viso gero.